Balionų šalies akademija siūlo išmokti pasidaryti gėlytę. Su pompa skirta balionų pūtimui pripūskite apvalų balioną. Balioną pūskite iki ovalo formos. Balionų kakliuką užmėgskite mazgu. Ta patį pakartokite su antru balionu. Balionus suriškite tarpusavyje. Paimkite atskirai pripūstą ir užrištą balioną ir pririškite jį prie balionų poros. Gauname trejetuką. Pasidarykite dar vieną analogišką balionų porą. Gauname dvejetuką. Paimkite balionų dvejetuką ir trejetuką, sukryžiuokite juos ir mazgų vietoje keletą kartų balionus persukite vieną su kitu, sukeisdami balionus vietomis. Gauname penketuką. Naudodami rinkinyje esančius mažesnius balionus, pakartokite visą didžiojo penketuko gamybos eigą. Prie dvejetuko pririškite vieną balionėlį, papildomai pririškite dar vieną balionėlį. Gauname ketvertuką. Jį sukryžiuokite su mažuoju balionų dvejetuku, persukite ir gausite šešetuką. Pasidarykite antrą analogišką šešetuką. Ant lygaus paviršiaus išskleiskite didelių balionų penketuką taip, kad jis taptų plokščias. Į penketuko centrą įstatykite mažųjų balionų šešetuką ir mažojo balionėlio kakliuką mazgu pririškite prie didžiojo penketuko mazgų vietoje. Ta patį padarykite ir kitoje didelių geltonų balionų penketuko pusėje. Balionus sulyginkite taip, kad mažieji balionėliai atsidurtų didelių balionų tarpuose.